Visai pamiršau, ko mama manęs ten prašė nupirkti. Aha. Ai, va, mandarinų. Gerai, 2 vėjų užteks. Kas čia? Tu visiškai manęs apalaikai. Tu prašai pinigų. Visiškai nesirūpini vaikais. Viskas, nors skirtis. Nu gerai, man tai visiškai nerūpi. Pagaliau nebebūsiu įstrigęs su tokia pakvaišusia moterim daugiau. Vau, kokie santykiai. Ai, va, ko prašo žuvies, visai pamiršau, išėjo iš galvos. Gerai, ko ten toliau prašo, o kas čia? Oi, kaip sunku, vaikščioti. Da, jų vežys Sigita baigs mane. Oi, vargšė močiutė. Ai, va, dar čipsų pasimsiu, kodėlgi ne? Vis tiek pigus. Ko čia dar reikia? Ai, va, koldūnų, kaip aš galėjau pamiršti? O, kas čia? Ką čia šitą knygą veikia? Reikia pasižiūrėti. Viskas, nors skirtis. Aš nenoriu skyrybų, kas dabar bus? Jų vežys Sigita baigs mane. Močiute, nepalik manęs. Oho, kas čia buvo? Įdomi knyga. Pasimsiu gal vis dėlto. Paauglių problemos gimsta iš artimųjų ir draugų. Tai susipažinkite su jomis knygoje Praeities, dabartyje ir ateityje. Joje yra tikri 7-okų pasikalbėjimai su tikromis gyveniškomis problemomis. Tai skatinu jūs įsigyti šią knygą.